Įsitaisykite maksimaliai patogiai. Jums turi būti komfortiška, kad galėtumėte atsipalaiduoti. Užsimerkite. Giliai ir lėtai įkvėpkite ir iškvėpkite. Dabar visą savo dėmesį sutelkite tik tai kvėpavimą. Sąmoningai sekite kiekvieną savo įkvėpimą ir iškvėpimą. Ir su kiekvienu nauju iškvėpimu paleiskite įtampą. Su kiekvienu nauju iškvėpimu pajauskite, kaip atsipalaiduoja kojos, dubuo, nugara, krūtinė, rankos, galva. Su kiekvienu nauju iškvėpimu paleiskite jūs neraminančias mintis. Kvėpuokite lėtai ir giliai. Pajauskite, kaip su kiekvienu iškvėpimu atsipalaiduojate vis giliau ir giliau. Daugelis žmonių mano, kad jie turi sielą. Bet iš tikrųjų mes esame siela ir mes turime šį kūną. Šiame kūne mes esame kažkur netoli širdies. Dėka Kūrėjo gavome šį kūną. Dabar, neatmerkdami akių, pažvelkite į viršų ir įsivaizduokite savo karmą. Kažkas ją mato kaip debesėlį, kažkas kaip energiją, o kažkas kaip auksinį siūlų rezginį. Bet tai visai nesvarbu. Svarbu, kad dabar jūs žiūrite į savo karmą ir likimo galią. Visi mūsų gyvenimo įvykiai, tiek geri, tiek blogi, nulemti priežastinio ryšio. Jeigu išgyvename daug skausmo ir išgyvenimų, reiškia praeituose gyvenimuose nuo mūsų tai patyrė kiti. O jei gyvenimas džiaugsme, gausoje, reiškia praeituose gyvenimuose žmonėms darėme kažką tai gero. Visi žmonės, kuriuos sutinkame šiame gyvenime, yra mūsų mokytojai. O pirmieji mūsų mokytojai yra mūsų tėvai. Ypač, jeigu vieno ar abiejų tėvų neturime. Ir visa tai buvo nuspręsta anksčiau, dar prieš mums gimstant. Mes turime būtent tuos tėvus, kuriuos reikia turėti. Pabandykite
mintimis sugrįžti į dieną, kuomet jūs gimėte. Greičiausiai neprisimenate šios dienos, bet tas išties visai nesvarbu. Nesvarbu, kaip ten buvo. Kviečiu jūs tiesiog įsivaizduoti, kad ta diena buvo būtent tokia. Jūs pirmas sykį atsidūrėte mamos rankose. Jaučiate saugumą, jaučiate laimę, jaučiate pasitikėjimą, jaučiate globą. Tai pirmoji jūsų diena šitame kūne ir šiame gyvenime. Jūs dairotės aplinkui ir matote už mamos nugaros stovintį tėtį, kuris taip pat atvedė jūs į šį gyvenimą. Į gyvenimą, kuriame jūs galite realizuoti savo tikslus ir norus, išmokti daug ko, būti laimingu, padaryti kažką įsimintino ir reikšmingo. Jūs toliau žiūrite į tėtį ir matote jame įprastą žmogų, kurį karminės aplinkybės verčia jį jausti baimę ir dvejonės. Kažkada jis buvo mažas ir greičiausiai kažkas nutiko jo vaikystėje. Kažkas traumuojančio, pasėjusio gilų apmaudą. Galbūt tas skausmas buvo toks gilus, kad suformavo norą gintis, puolant, panaudojant pyktį ir reikalavimus paklusti, galbūt agresiją. Arba atvirkščiai, jis nustojo rodyti iniciatyvą ir tapo silpnu, nepasitikinčiu savimi. O galbūt jis pradėjo kovoti su baime būti atstumtu, nereikalingu, kovoti pasitelkiant atsitraukimą arba abejingumą, kad tik tai vėl ir vėl nereikėtų kęsti to paties skausmo. Galbūt jis ieškos laimės alkoholyje arba vartodamas narkotinės medžiagas, galbūt rūkydamas ar būdamas neištikimu artimiesiems. Galbūt jis įskaudins jūs žodžiais ar veiksmais arba atsitraukimu iš jūsų gyvenimo. Bet visa tai bus vėliau. O dabar jūs mažytis. Jūs gulite ant savo mamos rankų ir žiūrite savo didelėmis akimis į tėtį. Pasakykite jam: aš žinau, kad viskas, kas dar įvyks, turėjo įvykti kaip mūsų praeities klaidų rezultatas. Aš jau nieko negaliu pakeisti, bet aš galiu palikti praeitį ir atleisti tau. Padėkite dabar savo dešinę ranką ant saulės rezginio ir pasakykite: brangus tėti, aš labai noriu tau atleisti. Tėti, prašau man atleisti už kiekvieną mano negatyvią mintį tavęs link. Atleisk už kiekvieną žodį, kurį aš pasakiau ir jis sužeidė tavo širdį. Atleisk ir už veiksmą, kurį padariau ir tai tave įskaudino. Aš dėkoju tau už tai, kad tu buvai vedlys į šį
gyvenimą. Ačiū tau už gyvenimą. Aš noriu pamilti tave visa širdimi. Ačiū tau už viską. Įkvėpkite, iškvėpkite ir pabandykite atleisti tėčiui. Įkvėpkite ir iškvėpdami paleiskite visas negatyvias emocijas. Įkvėpkite ir iškvėpdami paleiskite skausmą. Tęskime toliau. Aš jau nebe vaikas. Aš esu suaugęs žmogus. Aš priimu ir paleidžiu praeitį. Lėtai ir giliai įkvėpkite ir iškvėpkite. Dabar padėkite ranką ant gerklės ir sakykite: aš gerbiu ir vertinu tave ir save, tėti. Giliai įkvėpkite ir iškvėpkite, tarsi patvirtindami šios žodžius. Perkelkite savo ranką ant saulės rezginio ir įsivaizduokite priešais save stovintį save mažytį. Tai jūs vaikystėje. Pasižiūrėkite jam į akis. Nusišypsokite ir pasakykite: mažyli, aš žinau, kad tu daug išgyvenai. Tau reikėjo meilės, saugumo, palaikymo, rūpesčio, kurio negavai pakankamai. Ir tu vis dar likai tokiu pačiu mažu vaiku, kuris vis dar ieško to paties svarbiausio ir apie tą patį svajoja. Įsivaizduokite šalia savęs Kūrėją. Jis apkabina jūs abu. Pažvelkite šitam mažyliui į akis ir pasakykite: dabar aš ir Kūrėjas, mes pasirūpinsime tavimi. Ištieskite ranką vaikui. Pažiūrėkite į akis. O kitą ranką perkelkite savo ant krūtinės ir toliau sakykite: aš atleidžiu tėčiui. Giliai įkvėpkite ir iškvėpkite. Dar sykį pakartokite: aš atleidžiu tėčiui. Pajauskite, kaip su kiekvienu iškvėpimu negatyvios emocijos ir įtampa palieka jūs. Aš atleidžiu tėčiui.
Laikydami už rankos mažylį, pastebėkite, kaip ir jis giliai kvėpuoja ir su kiekvienu iškvėpimu išeina visas jo skausmas ir įtampa. Pastebėkite, kaip šis mažylis irgi padeda ranką savo ant krūtinės ir kartoja paskui jūs: aš atleidžiu tėčiui. Aš paleidžiu praeitį. Pastebėkite, kaip sinchroniškai kartu įkvėpėte ir iškvėpėte. Pasakykite ir vėl kartu: aš dėkoju tau, tėti, kad tu buvai vedliu į šį gyvenimą. Aš tikiu savimi. Aš esu kupinas jėgų. Aš kreipiuosi į kitus su pagarba ir meile. Giliai įkvėpkite ir iškvėpkite, tarsi užtvirtindami tai, ką pasakėte. Ir dabar pamatykite, kaip Kūrėjas pradeda jūs pildyti šviesa. Jūs jaučiate meilę, priėmimą, dėkingumą, saugumą. Atsisukęs pasakykite mažyliui: aš ramus ir subalansuotas. Mažylis jums atkartoja: aš ramus ir subalansuotas. Apsikabinkite. Apsikabinkite stipriai mažylį ir pasakykite, kaip jūs jį mylite. Pasakykite jam: aš matau, koks tu esi talentingas, koks esi gabus, kaip tau viskas pavyksta. Aš tikiu tavimi. Laikykite mažylį glėbyje, kol pradės mažėti. Kol pradės mažėti iki tokio dydžio, kad galėtumėte jį perkelti į savo širdelę. Dabar jis jau jūsų viduje, o jūs stovite šalia tėčio. Pamatykite jo kaltose akise norus, jo norus. Jis nori būti laimingas. Jis nori, kad jį mylėtų. Ir jūs matote jo akise norą, kad jūs būtumėte laimingas. Pasakykite jam: tėti, dėkoju tau ir Kūrėjui už gyvenimą. Aš suprantu, kad visi gyvenimo įvykiai dėl mūsų praeities veiksmų. Aš negaliu tau padėti praeiti savo pamokų. Aš negaliu tavo pamokų perimti. Taip pat kaip ir aš negaliu ir neturiu teisės būti tavo teisėju.
Aš nenoriu ir daugiau neteisiu ir nekaltinsiu tavęs. Dabar aš žiūriu į tave ir matau, kaip tau sunku gyvenime. Aš žiūrėsiu į tave ir ieškosiu gero tavy. Nuo šiol aš prisiimu atsakomybę už savo gyvenimą. Ir kaip pragyventi man mano gyvenimą, tai mano pasirinkimas ir sprendimas. Aš renkuosi laisvę. Laisvę nuo skausmo, laisvę nuo apmaudo, laisvę nuo kritikos ir kaltinimų. Aš renkuosi žiūrėti į tave su dėkingumu. O dabar pasižiūrėkite į save iš šalies. Ir pabandykite prisiminti, už ką dar galėtumėte būti dėkingi tėčiui. Pasižiūrėkite, kokiu žmogumi užaugote, kokias savybės savyje išsiugdėte, ko išmokote. Paanalizuokite save. Tėti, aš priimu tave tokiu, koks tu esi. Aš pasistengsiu išmokti būti laimingu. Pasistengsiu tapti labiau pasitikinčiu savimi, stipriu žmogumi. Ačiū tau, tėti. Ir dabar, jeigu galite, apkabinkite tėtį. Pajauskite, kaip jūsų širdis pildosi atleidimu ir dėkingumu. Pajauskite, kaip Kūrėjas jūs irgi apkabina ir užpildo šviesa. Pajauskite, kaip su įkvėpimu prisipildote šviesa, meile, jėgomis, drąsa, pasitikėjimu, saugumu. Pabūkite toje šviesoje tiek, kiek jums reikia. Ir tada giliai įkvėpkite ir iškvėpdami atsimerkite. Linkiu jums šviesos.